Labas rytas, matau jau jungiatės. Tai šiandieną pagaliau esu namuose, mūsų vienuolyne Utenoje ir pagaliau turiu puodelį kavos. Tai kaip tik toks ženklas, čia lydi Kauno klinikos. Ir netyčia pasiėmiau būtent šį puodelį, gavau dovanų kaip dvasinė asistentė iš kitos asistentės. Tai va, ir prisimenu mūsų labai artimą bičiulę Agnė, kuri laukėsi dvynukų ir išankstinis gimdymas ir bandoma šiek tiek pristabdyti ligoninę, nes šiuo metu, tai jeigu galit, visi užtarti maldoj besilaukiančias mamas, tai tikrai melsti Dievo jėgos, stiprybės joms, mergelės Marijos švelnumo, globojimo. Ir ypač kviečiu prisiminti šiandien mūsų labai artimą draugę Agnę. Na, o šiandieną mes toliau tęsime mūsų kelionę, pradėdami šeštadienio rytą prasmingai. Ir tikrai jisai labai nuostabus. Ir šiandien mes turim bendrystės dieną Utenos vienuolyne. Tai labai kviečiu jūs, galite tiesiog atvažiuoti ir nuo 12 pradžia, tai tikrai galite atvažiuoti, turite pakankamai laiko, dar tik 9. Tai nuostabi diena ir švęsti bendrystę, truputėlį talkos sode, ir konferencija bus, ir mišios kartu, vaišės, ir aš kepsiu picas. Tai va, tai labai kviečiu. O šiandieną tęsime toliau mūsų kelionę, išties pradėdami rytus prasmingai, ir turbūt skaitėte šios dienos Evangeliją, kur Jėzus net 2 kartus tekste kalba apie tai, ko prašysite mano vardu, tėvas jums duos. Ir išties tai kartu parodomas ir intimus ryšys tarp tėvo ir sūnaus, ir kartu parodoma ir mūsų vieta tame, kokioje vietoje mes esame, žvelgdami į tėvą ir sūnų ir šventąją dvasią, kuri mums visiems išlieta. Tai melsti Jėzaus vardu. Melsti Jėzaus vardu tai reiškia, aš esu tikras, kad Jėzus nori to paties. Aš esu tikras, kad tai yra tas pats pulsas, kaip sakant, ta pati mintis. O kodėl? Nes tuomet, kai mes atsiveriam šventai dvasiai, jos veikimui kasdienybėje, mes esame šventosios dvasios šventovė. Tai reiškia, kad mes jau dabar esame pašaukti gyventi tuo, kas yra amžina. O amžina yra tai, kas yra prašoma, laiminama, išgyvenama Jėzaus vardu. Tai, brangieji, tam tikra prasme, mes jau dabar gyvenam amžinybę. Ir dabar, tam tikra prasme, mūsų istorijoje, mūsų kasdienybė pulsuoja amžinybė. Tai amžinybė ne tai, kas yra negyva, amžinybė yra tai, kas yra tikriausia. Tai yra Dievo karalystė, tai yra šis ryšys su Dievu. Ir tai yra amžina. Ir kad tai atpažinti, kaip mes galim gyventi amžinybę šiandien, mums yra reikalinga pažinimo dovana. Ir vakar visa bažnyčia pradėjo noveną į šventąją dvasią. Tai yra 9 dienos iki sekminių. Ir taip pat mes globos namuose meldėmės su gyventojais. Taigi pažinimo dovana, ką jinai daro? Ji padeda atpažinti Dievo valią kasdienybėje. Pažinimo dovana, tam tikra prasme, perkeltinė prasme pasakysiu, tai uoslė Dievo darbams. Bet ta uoslė Dievo darbams gali būti tuomet, kada širdis eina link betarpiško ryšio su Dievu. Tai pažinimo dovana tai nėra tik protas. Tai nėra aš žinau ir aš pažįstu skaičius, pažįstu raides, žinau daugybos lentelę arba pažįstu tą ar tą kaimyną. Ne apie tokį pažinimą mes kalbam. Pažinimo dovana, kaip šventosios dvasios dovana, tai yra tai, kas
išreiškia mano dvasios jautrumą Dievo darbams, aš juos užčiuopiu, įžvelgiu, suvokiu, priimu ir pasiryžtu tuo gyventi. Štai kas yra pažinimo dovana mūsų kasdienybėje. Ir tai yra šventosios dvasios dovana, kuri išlieta mūsų širdise. Tikrai būtent jos prašydami ir kitų šventosios dvasios dovanų prašydami, Jėzaus vardu mes nesuklysime. Nes šios dovanos, jeigu mes jų prašom, tai kyla iš ko? Iš troškimo gyventi su Viešpačiu kasdienybėje. Tai toks mano šeštadienio ryto labai trumpas impulsas jums, drąsiai žengti tuos kelius, meldžiant pažinimo dovanos ir kartu leidžiant jai skleistis. Išties mes turime leisti skleistis. O kaip mes galime leisti skleistis? Kai skiriam laiko tylai, kai skiriam laiko apmąstyti istoriją, apmąstyti savo kasdienybę. Tai linkiu jums daugiau tokių akimirkų, kai galite sustoti, kai galite apmąstyti savo istoriją, apmąstyti savo kasdienybę. Ir ši pažinimo dovana tuomet skleistis tyloje, širdies slaptoje. Jūs ją atpažinsite. Tai visiems jums Viešpaties palaiminimo, šį nuostabų, gražų pavasario savaitgalį ir skanios jums ryto kavos ir drąsos ryžtis gyventi Viešpaties vardu. Viešpaties vardu. Plaunat kojines, kurias atsibosta Viešpatie Jėzau Kristau, tavo vardu. Tavo vardu aukoju tai ir atnešu. Viešpatie Jėzau Kristau, tavo vardu aukoju tuomet, kai aš gaminu pietus. Jėzau, tavo vardu aš einu pas savo kaimynę. Tavo vardu, Jėzau, aš atleidžiu savo paaugliui sūnui, kuris mane išnaudoja per dieną 9 gyvybės. Viešpatie Jėzau, tavo vardu aš patarnauju savo vyrui ir bandau jam atleisti, bandau ieškoti vienybės taškų. Tai pažvelkit, kaip mes pašventinam savo kasdienybę. Nebijokim, ne tokį Jėzaus vardą naudoti, kai kartais būna atein, kažkam nutinka, sudūžta, o Jėzus Marija. Ne apie tokį vardą aš kalbu ir ne apie tokio vardo naudojimą. Jis yra priežodis. Tai kiti žmonės keiksmažodį naudoja, kai kažkas nutinka ne taip. Tai vadinasi, kokią vietą mes pastatom Jėzaus vardą. Taigi Jėzaus vardas tai yra tas, kuris pašventinantis. Jėzaus vardas tas, kuris palaiminantis. Jėzaus vardas tas, kuriam aš paaukoju. Ir Jėzaus vardas yra tas, kurio vardu aš užtariu man brangius žmonės arba tie, kurie prašo užtarimų. Tai yra sąmoningas jo naudojimas. Tam, kad su juo sąmoningai gyventi kasdienybėje. Tai laiminkime, keliaukime su Viešpačiu kasdienybėje, o kas dar nežinot, kaip prasmingai praleisti šeštadienį, laukiam jūsų Utenoje šiandien nuo 12. Būkite palaiminti. Sudie.